Tadam! Labas rytas, mėly žiūrovai. Ką gera? Nuotaikikė superinės. Esu hosteliukė. Vakar negalėjau kalbėti, nes visi miegoja. Čia jau tvarka daro, jau viskas išstumdyta, patalai nurinkti. Aš jau vėluoju išeit, bet žiūrėkit, ką darau. Montuoju videką. Žodžiu, viskas paprastai. Dušiuks, na. Galiu parodyti. Čilinimui čia večikiai yra, šaldytuviukai, lovikės. Agnė laukia, čilin jau laukia. Buonė, tūliks, skalbenkė, viskas yra. Žodžiu, labai paprastai, bet viskas gerai. Gerai išsimiegojom, išsiplovėm triusus kojines ir dabar mes tept slides. Ką veiksim, tiksliai nežinau, varysim biškį paeksplorint miestą ir po to varysim jau tranzuot greičiausiai į kitą miestelį, gal net šiandien jau nuvarysim pas draugus. Taip kad, vėl per naują visą reportažą filmuoti. Žodžiu, gal šiandien jau nuvarysim pas tos draugus, kuriuos mačiau prieš 10 metų. O šiaip, jo, dabar prasideda kelionė, niekur nebeskubam, galim čilint, vaikščiot, kažką turistauti. Tai tuoj 15 minučių ir tepam slidėse, apžiūrinėsim, kaip tas pirms Rumunijos miestas atrodo. Opa! Diena visai kits reikalas. Kiti vaizdai, pasaka, vasara, vėl basutis, šorčiukai, maikikės, eiktų. Beliek tik mėgautis, čia mums pripasakoja mūsų hosts, savininkas šitą hostelį, ką čia yra, ką pamatyti, ką paveikti, kažkokių bažnyčiaikių, žino, taip toliau, miesto aikštė. Manau, kad čia mažas toks papras miestelis. Tai biškį pasuksim račiukus, pažiūrėsim, kaip iš čia atrodo. Pasivaikščiosim, praleisim dieną ir antros dienos pusėj, manau, kad bandysim iš čia tranzuoti biškį gamtą jau pagaliau, kiek čia galim po tos miestus trintis. Oradėja. Nu, toks jausmas, ką esam Šiauliuose prieš 20 metų, sakau, Mildos Lyros rajonai visur. Čia iš Vengrijos veda autostrada, grinai ant autostrados pastatyts miestelis. Ką žinau, dabar jau viskas faina, kai saulutė šviečia. Parduotuvėkės rimti produktai, rimtas prekės, importinės. Sakęs, vien saugiausių miestų yra Rumunijoje čia, bet greitasias gaisrinės ir policija jau girdėjau 10 kartų šiandien. O, koks grožis, architektūrinis stebuklas. Toliau teisės architektūriniai stebuklai. Bažnytėlės, nice, bažnytėla. Sakė, kad yra daug čia tų bažnyčių, 7 ir visas skirtingų ten ortodoksų, respublikonų, žydų. Aš net nelabai žinau, kuom jos skiriasi. O, nice. Su visą deramą pagarbą ir šitam dievuliukui, aišku, kaip visada. Dievuliuką namuose. Tikrai gražiai atrodo bažnytėla. Toks vidury aikštės stūkso ant arklė. Rimts. Čia ta centrinė aikštė. Ir čia kažkoks matos toks sovietinis pastatas su kažkokia skulptūra irgi. Atsigerk. Jeigu mirsi, žinosim nuo ko. Tas mūsų hostelio savininkas tiek pripasakoja čia apie tą miestelį Oradėją, kad čia geriausia nuo senų senovės. Realiai tai čia kaims visiškai, tiesiog, toks miestelis. Bažnyčias, upeliuks svarbiausia, kurį gal prieisim tuoj. Ir nieko jau čia daugiau čia įspūdinga nėra. Gal ką nors užkrimst rasim tradicišką. Pasivaikščiosim ir tepsim slides. Pažiūrėt upeliuką, įvertint vandenį. Tikrai nice. Švarus vanduo. Noris maudytis iš karto. Kai smagu būt prie gamčikės jau.
Kaip čia romantiškai. Eina savo, koks gražus tilčiuks. Ten matau bažnytėlių vėl, laiptukų, visi čilin. Vėl ten bažnyčia. Nu čia galbūt ką lankysim bažnyčias visur. Eiktų. Ledas. Kiek suprantu, atėjom į bulvarą. Okei. Tokia suprūsta bažnyčia į kampą. Okei. Nu jo. Pankai prašo babkių. Okei, nice. Granai bulvariuks, kaip ir bet kokioj kitokioj rytų Europos sostinėje ar mieste. Mažas bulvariuks, seni pastačiukai, meškas, va, šunis. Kebabiukus Agnė užuodžia, kas kam galvoja, aišku. Čia man tave nufilmuot prisėdusi. Primiktinai prašai. Rimta, grinai turistaujam. Visus turim padaryti, kur galim galvą įkišti, įkišam, kur galim atsisėdam. Ledai, bulvaras, pasaka, atostogas. Dar kažkokia aikštė. Oi. Kai nice. Visi čilin prie upės, užtvankas padarytas, kavinikės, bažnyčikių tai netrūks, kur bežiūri, visur bokšteliai. Sakė, kažkoks vyks šią savaitę gėlių festivalis mieste, bet kol kas jokių užuomenų. Kadangi pasiklydę esam čia, bet kur vaikštom, gal rasim kažką. Tramvajus visur va po centrą važinėjai. Žiauriai gražu, girdi tikrai taip spalvota, tiek tų visokių skirtingų pastačiukus, formikių. Pasirodo, čia jaučiu bulvaras. Nu, tiksliau vien kavinikių gatvė. Priekį matau tą bažnyčią, nuo kurios pradėjom šiandienos pasivaikščiojimą. Oi. Va taip va. Oradėja. Gerai, pasivaikščiojom, biškį pašniukštinėjom po miestą centrą. Per daug čia nėra ką veikti, kavinės restoraniukai, klasikinis. Biškį pasidžiaugiam architektūrą, visai faina, spalvuota tokia. Ir varom dabar iki hostelę, pasimsim savo kuprinės, nes palikom, kad nereiktų čia tampytis. Ir bandysim tranzuoti, bandysim varyti kažkur, gal susitikti su tais draugeliais arba į gamtą. Žiūrėsim, kaip čia gausis natūraliai, kaip išeis. Oi, kokie vietiniai menai, kokie grafičiuokai. Atvarėm į kažkokį prekybos centriuką, nusipirkti valgyti, jeigu netyčia atsidurtume gamtoj. Kas čia mumis žino, kur užsibaigsim. Pyragiukai, bulkas. Ai, žiūrėk, čia tas market. Raudons. Ką mes čia turim? Nu, klasika. Prekybos centras, daržovikės. Aha. Kefiriuką būtinai reiks pasimti. Sūriuką, vaisiukų, užtepėlę kokią nors. Ir galėsim tept slides. Bulkos daliktais turim. Svarbiausia, kokį mėsiuką norėčiau pasimti, kokį sasyską, kažką. Nu, produkcija kaip į Lietuvoj, matau, viskas tas pats. Ir kelioniai pradėti, manau, reikia kažkaip tais šventiškai. Reikia pačią pigiausią viniuką. Pats pigiausias, va, matau, už 3 euriukus. Kaip arbūzas, girdit? What the hell? Raketa, tu pasižiūrėk. Man jau nieks nebesvarbu, vyną pasiėmėm. Jeigu varom į gamčikę, tai kažkaip išsurvaibinsim. Tingiu nešiuot aš iš tikrųjų čia tą maistą. Kasininkė Agnė. Tokį maišą produktų nusipirkom už 11 eurų kokį. Belekiek visko. Atvarom, Rumuniją mes atvarom, saugokitės. Atėjom į kažkokį turgelį. Pasižiūrėsim, ar skirias ko nors nuo mūsų lietuviško turgaus. Thank you. Jau matau, ciuiką pardavinėjai.
Šmutkės, žiūrėkit, nu egzotika, nu vos ne kai Tailande jaučiuos. Vos ne kaip Tailande, paprikikės, pomidoriukai, uogas, bet mes jau apsipriekinom. Šiaip atvarėm pasižiūrėti, gal ką nors netyčia užmatysim. Balandžiai, va, čilin. Užleiskit bosui kelį. Tokios svečiikės pačias smagiausias, kur random iš vis. Kaip valim man tie skersgatviukai. Grįžom iki viešbučiuką pasimt kuprinių. Reik dabar kažkaip visą maistą susigrūsti kuprinės. Siaubas. Pažiūrėkit mano kupriniuks. Į vieną pusę vyną patranka, į kitą pusę 2 litrinis. Bomžpakiai. Galvoju, bomžpakį sukišiu į batus, humusą į kišenę ir viskas. Fiziškai jau mano kuprinį vietos nebebus. Opa. Opa. Virstų į kitą pusę. Gerai, išsineždinom iš hostelį, varom į metro, nes nepainam čia su tom kuprinėm normaliai. Ir šiaip kem minučių per miestą, tai geriau pavažiuosim. Kelias stotelės iki tranzavimo viečiukės. Varom greitai iki banką, pamiršom pinigų išsikeisti. Rumunijoje gerai turėti kešą, nes čia, žodžiu, biškai kitokia sistema yra, kai tranzuoji. Čia jau vien kaip simbolį, kaip gerumą, kaip padėką turi duoti bent vieną pinigą, jų ten 2 centų čia koks gaunas. Žodžiu, nepabaigiau pasakoti, jo, tai čia pas juos biškai kitaip tranzuojas, nes čia pas juos populiaru. Močiutės, vaikai tranzuoja, gal net pamatysim šitą fenomeną šalies ir reikalauja babkių. Nu bent jau, kaip sakau, kiti nereikalauja, kiti užtenk bent vieną tą jų levą paduoti, kas čia yra vos ne 2 centų. Arba kai tik sustoja, reikia iškart tartis dėl babkių, nes kiti nori babkių. Bandysim, aišku, mes dykaduoniai for free. Bet jeigu reikia sumokėti, važiuojam. Atėjom į stotelę, 16 tai reik laukti. Pasirodo, ne su tramvaju, ne su metro, o su autiku važiuosim. Paukščiukui garą leidžia. Autiks mūsų atvažiavo. Čia reiks talonėlį, pirkt nereiks. Mistika kol kas. Gal praslysim, be? Galim nusipirkti, galim ne. Aš čia tiek daug vietos užimu. Wow, kem minučių važiuoti su autiku į kitą miestą galą prie išvažiavimą. Ir jo, pagaliau gamčikį. Da, čia taip atrodo, kai jau pagaliau čia kol dar ištranzuosim, kol nuvažiuosim, kol rasim, kur įsikurti. Čia jau vėl sutems. Neišein sustoti, tiesiog neišein. Opa! Laukai. Ok, kur dabar? Ir vėl kely. Vėl tranzuojam, net nežinom kur. Nežinom, mums iš tikrųjų 30 kažkiek kilometrų iki to sekantį miestelį. Manau, kad čia greitai pavyks susitranzuoti. Pusvalanduksi viskas. Agnė neiškentė, vara bunduliuką, nes noriu užkrimsti. Gezė bandė ant mane suversti atsakomybę, sako, jeigu tu alkans nuvaryk iki pardės bunduliukų. Sako, nenoriu, išlėkė. Pasaka. O aš tuo tarpu prižiūriu daiktus ir papapapam. Opa! Pasaka. Dirbi, Agnieška. Nope. Jau kokį pusvalandžiuką tranzuojam, nieks nestoja. Agnė prakeikta, jaučiu kažkokia yra. Jau auksinė valanda, jau 6 valandas vakaro, o mes dar nepajudėjom. Būtų gerai, čia mums 3-4 kilometrai iki to kaimiuko, kažkokia miestelė ir ten jau šalia upeliuks, kažkoks gamčikį. Jau va, tiek esam šalia, bet tuo pačiu taip toli. Nieks ne nuo mūsų priklauso, vėlgi negali pypti.
pasileisti reikia tą gyvenimo srovį. O, sustoja, bent kelias kilometrus paveš mumis. Oi. Gyveni. Tokie gerumo kaimiukai. Mėly, tokie maži nameliukai. Thank you very much, have a good day. Viskas, atvažiavom į Alešt miestelį ir susitiksim su bičiuku, kurį mačiau paskutinį prieš 8 metus. Nieks neaišku, ką veiksim, ką darysim, gal mumis kažkur paveši, kokį gerą spočiuką parodys, gamčikiai. Nice. Ką tik iš kuprinės, girdit, iškrita vyno butelis sudužo. What the hell? Kaip liūdna. Ką reiks daryti dabar? Gal čia ženklas, kad negerčiau? Kad neprasigerčiau. Nu į gerai, ką padarysi? What the fuck, kaip liūdna. Viskas. Alešt. Nu čia kaimiuks toks mini iš vis. Nieka rimta. Per daug neužsibūsim jame. Reikia rasti parduotuvikę. Vyną bonką vėl pirkti. Ką darysi? Sneksų prisipirkę esam prie vyną, visokių alyvuogių, sūriuką gal net. Tai reikia ir viniuką. Va, pardė. Gal abu neinam? Ką manai? Galiu, aš galiu tu. Nu, kokį viniuką. Saviniem va. Paru. Čia tokį kokį ir norėjai? Atvarėm į koncertą ir blues turgį. Didžėjaus pults, kolonkė. Čia kultūrkė gal kokia. Nu, svarbu, bažnyčia yra prieki, šmutkių kažkokių. Bet kaip mes nieką neturim, nieką nereik tiksliau. Sakė, Rumunijoje turėtų būti 2000 meškų, bet yra 14 dabar tūkstančių. Sakė, kad gamčikiai būtų dabar visai pavojinga. Gal visai būtų smagu pamatyti. Tokie mėly tie kaimiukai, maži nameliukai. This shit will be over so we can relax a little. Because this was one of my things. If I'm living here, I want to stay here, or I just want to move away from all this. Čia kažkoks yra urvs, bet žodžiu, dabar kaip tik jis yra uždaryts, nes sugriuva, da kažką, tai negalim eiti. Bet, nebent ateiti rytą ir eit per akmeniukus, paukš, sakė, gali prasmukti. Kol kas tai ahujienai. Sakė, gal pasiliks su mumis pakempinti. Tai bus smagus vakariuks, tikiuosi. Į ateitį žiūrint, dar čia viskas tvarkoma. Atrodo tokie jaukus nameliukai, čilint, kempinti. Kažką sugalvosim vis tiek. Čia jie taip oficialiai nori mumis apgyvendinti, jie nežino, kokie šiukšliai mes esam. Mes tai žinom, paprasteka, aš bet kur galiu mėgoti. Bet kur. Da smagiau, kai draudžiama. Einam pačekin, kaip vandeniuks. Ai, nu. Not the hottest. Wow. Kai Nepale, girdit? Seniai gerieji tiltukai. Kaip pasiilgau. Wow. Neišmesk bonkos. Atvežė mumis į kempingą kažkokį miškiuką. Keli žmonės yra, matau, čilin. Gal nesusimušiu. Ir čia įsikursimės kur nors. Mažiukai. We will, from forest, I guess, we will find. Yeah, and tomorrow when I'm coming, I'll bring you some good woods for fire. I didn't think about it. Yeah. Mažiukai. Dogo. Oi. Iš kartą bičiuką susiradom. Kai geruma čia tapėvikė, maudynės, uolas. Netgi tulikiukai yra. Kažkoks namelis neaiškus. Yes, showers, toilets.
Vandeniuks. Ką Agnieška veikia? Nespėjom atvaryti, jau Gezė kukin iš karto. Nespėjo draugai išvažiuoti, jau kukin, palapkė nepastatyta, nieks nepadaryta, muzika neįjungta, o tu jau iš karto maistą darai, išprotėjus dėl maisto. Čia kažkieno laužiuks, bet sakė, galim naudotis, jeigu savo tingim kurti. Bet manau, susikursim vien dėl sportinį interesą. O, kaip gera. Galbūt vėsu, nes šalia vanduo, saulė užtoj medžiai, galbūt šalta. Bet pagaliau esam gamčikiai. Ir reik šokti iš batų. Viskas. Oi, pagaliau. Pagaliau. Galiu šokti iš batų. Nice. O, kažkas žvejoja. Einam kol kas pabraidyti. Kaip vandeniuk šaltu. Ką jūs į tai? Pagaliau biški gamtos. Oi, ktūra. Tikiuosi meškų nesutiksim. Opa! Pažiūrėkit, koks grožis. Apie ką mes kalbam. Nu, labai nice. Op. Čia žiaurus tešlynai. Biški šiukšlynų matau. Oi. Op. Šiandien pailsėsim, išsimiegosim, pasidarysim valgyti, atsigersim viniuką, o rytoj, sakė, draugai atvažiuos vėl, mumis pasims ir kažkur biški pavežiuosi kažkokias uolas ir kartu vakare prisijungs pasikepti maisteką, kažką pašudmaliauti. Nice. Opa. Nice. Tadadam. Beveik. Tadadam. Palapkė pabaigta. Davė draugelis palinkos. Rimts aparats, klausykitės. Pumpt. Nu į sveikatą. Rimti reikalai. Oi, lašinys pareina. Čia yra mūsų sneksai, o čia bus bulvikės ir daržovikių. Maistuks yra ruošiams, o tuo tarpu, kadangi mes čia esam maksimum komforte, galiu nunešti netgi pasikrauti. Primeskit. Yra rozetė. Tai dabar biški jumis padedu pakrauti. Laužiuks Kurianas pasaka. Manau, kad per tamsą jau čia toliau befilmuoti. Taip, kad metas atsisveikinti. 3 dienikį užskaityta. Pagaliau esam gamčikiai. Taip, kad, ką žinau, nebešudmaliaujam. Davai susitiksim rytoj, naują dieną, nauji bairiai. Nieką neplanuoju. Net nepergyvenu dėl to. Davai, laikykitės. Labas rytas. Nesveik šaltis, žiauriai sušaliam. 11 rytą, saulės dar nėra, neįmanoma buvo išlysti. Nesveik šaltis, nes šalia upė, kalnai, šešėlis, debesuota, naktį 7 laipsniai šilumos, taip kad nepais, reiks kažką daryti, reiks varyti gali parduotuvę, pirktis šiltnesnių miegmaišių.
Nes aš Agniai savo termo drabužius atidaviau ir pats pačiam žiauriai šalta, nu žodžiu, naktį čia susiglaudė, apsikabiniai, kur rutulių susirieti, mėgojom, nemėgojom realiai, nes nesveikai šalta, tai kažką teks galvoti, nepais čia, taip arba reik bėgti iš vis dar ir iš Rumunijos į pietus, iš vis kažkur į Balkanus, į Graikiją, Turkiją, nežinau, kur šilčiau būtų, kažką teks galvoti. Bet žiūrėkit, atidarė užtvanką, kokia srovė, palygint su vakar. Pažiūrėkit, kokia srovė, palygint su vakar. Čia vakar šokinėjau tais akmenukai, šiandien nėra šansų. Vandens šaltis nesveiks, kadangi šiaip sušalęs esu, nežinau ar maudysios, nebent saulutė pakils ir pradės spiginti šiai akimirkai. Reik varyt praustis, dančiukus, veidžiuką, kažkaip pakuotis, bandyti, nežinau, kažką reik daryti. Neįsivaizduoju, teks pradėti spręsti, priiminėti sprendimus, nieks neaišku. Esam, žodžiu, Alešt rajone, Rumunijoje, yra 3 berods ar 4 dieną, nesvarbu, ir kelionė tęsias. Visą maistą pasiėmėm. Varom prie upės papusryčiauti, nes čia karts nuo karto saulutė išlenda. Vien susigauda ką daryti ir visi kiti nesusigauda, bele ką daro. Pasisklydėm čia baisiai. Vandeniuks verd ant balioniuką. Bomžpakį parein. Kiaušinienės turim, išsikepsim keptuvikį. Ir ką, chill Brazil, saulikė pagaliau išlinda. Jau buvom supanikavę, kad čia nesveiks šaltis. Iš tikrųjų nesveiks šaltis, naktį 7 laipsniai, gal jau minėjau. Reiks kažką daryti, jau sugalvojom. Dabar, žodžiu, plans yra toks. Šiandien varom biškį pahaikinti. Čia aplinkui pasivaikščiosim po miškiuką. Chill Brazil, gamčikiai, žodžiu, pabūsim, pailsėsim, pasivaikščiosim. Kažkokių olų yra, kažkokie tiltukai. Nu, žodžiu, chill. Net nesipakuosim palapinį, visus daiktus paliksim, tikėkimės nieks nepavogs. O vakarė, jeigu viskas pagal planą, turėtų atvažiuoti bičiukai, su jais pasisėdėsim, kažką pasišnekušiuosim, hi-hi-ha-ha. Ir viskas, jo, ir rytoj vėl naują dieną, per daug neplanuokim, čia rytoj nieks neaišku. Bet taip į ateitį žiūrint, reikia greitų metų, jo, žiūrėti, nusipirkti po miegmaišį ir kažką šilčiau, gal termo kažkokį drabužiuką, da kažką. Darysim kiaušinienę, turim kiaušų, turim kažkokį dangtį aliuminį. Iš bomžpakių turim aliejuką. Šauni taip į tą keptuvę. Opa. Opa. Aliejuks dan. Vandeniuks jau kaip įburbuliuoj, bus gerai. Opa. Į vieną. Į kitą. Keptuvę ant ugnies. Laukiam, kol biškį įkais, tuo kiaušiniukai paukšt. Ir turėsim pusryčiuką. Saulikė išlinda, ką tu. Po tokio šalčio mano kojas jau kokias, aš nežinau, 8 valandas neįkaist, sulėdijusias. Ojojoj, nieko nekeiščiau ant tiek. Burbuliuoja kiaušiukai jau. Žiūrėsim, kas čia gausis. Ui, laps iškart įskrida. Gamta. Mažytė, atėjai užkrimst. Mažytė. Pusryčiai baigti. Bomžpakis, kiaušinienė, humusas, daržovikės, bulka ir Agnė. Nekantrauju iškrimst. Yeah. Net bomžpakis gamtuoja skanus. Bulka. Kiaušiniuką. Ne į temą, ką tik viršininkas atėjo, sako, reikia susipakuoti, nes šitą vietą, čia va, kur dabar esam, sako, yra užrezervuota. Nu, ką, kraustomės palapinę, varom kažkur į kitą galą. Kraustomės į kitą vietą. What the hell? Vos panešu. Kas čia dedas?
Manau, kad įsikursim čia ant saulutės. Rytą bus biški šilčiau. Čia taip smagiai vakar chebra sėdėjo. Manau, kad bus tobuls počiuks. Vaizdeliai tai pasaka. Vienas reisas, tiek daiktų atnešta. Pasistatysim čia palapinę, susimėsim visus savo daiktus ir galėsim varėti į miškiuką, į biškį pahaikint, pasivaikščiosim, kažkokia, sakė, uolas yra, kažką pašniukštinėsim teritoriją. Gamčykė, pagaliau, nu, čia kitas kalbas, iš vis galiu čilint. Manau, kad dabar gali būti kokie savaičikė, 4 dienas būsim gamčikiai. Tai videkų vėl neišeis man sumontuoti, kam aš tą kompą pasiėmiau. Bomb stylų neišein montuoti ir įkelinėti, kur aš montuosiu gatvėse. Žodžiu, Agnė rada piniginė, tai jeigu tu esi Onidžia radu, tai pranešk man, susisiek su manim, atiduosiu už tam tikrą sumą pinigų. Einu, nunešiu savininkui, tam čia kažkokiam šefui, kur čia vaikščioja, čia stigava, viską reguliava. Sorry, boss. Found a wallet. Acolo? I don't know. We just packing and yeah, radom piniginį. Maybe I don't know where to bring it, so maybe someone lose. Prie mūsų miegojo dar vienas vyrukas, tai parašiau jam, gal čia jo draugas. Un alt tip dormea lângă noi, așa că i-am scris, poate e prietenul lui. Ah, ok. But I don't know. Da. Onija. Ah, you can check camera. Acum, Detektyvas yra užkurts. Varom iki kažkokios uolos, žinau, kad Peštera yra uola. Medžiai išvirti. Neaišku, kur dabar čia eiti. Neaišku, kur čia dabar eiti. Kaip toks medis nuvirtęs. Gal čia sunku jums suvokti dydį. Tuoj užsilipsiu. Kaip jeigu nulūžtų dabar ta šaka. Tadam! Pagaliau biški gamčykės. Senai bevaikščiau, behaikinau. Pompa iš karto. Šabakštynai prasideda. Okay. Jau kylam, jau matos vaizdeliai. Ir prieinam kažkokią aikštelę apžvalgos. Bumt. Nesveikai. Ką tik buvo žiauriai šalta, dabar nesveikai karšta. Nice. Kaip čia dabar žinoti, kur eiti? Nu, mažyti. Wow. Kaip draugiškumą. Bandom šitą takelį žiūrėti. Anas nuvedė kažkur random į kiemus. Gal šits nuves prie uolos. Visiškas rudenėlis.
Lapų belė kiek prikritę. Va. Čia vėl kažkoks dodžių takelis. Čia kažkokia siena aptaguota, aprašinėta. Čia, manau, grįšim į miestelį, tą į kaimuką. O čia jaučiu pamėžiklą. Arba dar vieną panoramą. Varom, pažiūrėsim. Pasaka vaizdelis. Mūsų palapinė. Upeliuks. Ir išėjom į gatvę, kur buvę, kur nebuvę. Ai, ne tik į gatvę, bet ir priėjom prie kažkokių vartų. Kažkokia vila. Čia įsekta kažkokia tikrai ramybė visiška. Iš po 3 dienų bėgimą, lėkimą, ramybė. Į sodinukus atėjom. Nu, klausyk, ne kažką. Tikiuos šuo koks neužpuls. Oboliukai. Let, reik pavogt gal. Bijau, kad negaučiau pizdaką. Vienas. Antras. Šiaip sau, bet geriau negu nieko. Dar vienas dogo. Mažiukai. Saugai savo ančiukus, viščiukus. Jaunuolis. Atėjom į kaimuką. Tikėkime, šunis mūsų čia nesuės. Porą slyvukų dykaduoniai pasiemam. Nice. Cheers. Oh yeah. Nice. Biški tokiais, kiek suprantu. Net neįsivaizduojam, kur ved šits kelius. Žinau tik tiek, kad nutolstam nuo savo kempą. Ok. Vietinis kaimuks. Viščiukai cyps. Visi augina vynogės. Pomidoriukai matau. Figas, kas čia tokius. Jau kažkur pasiklydę. Vaikštom, nebeatrandam kelią atgal. O to pačiu keliu, žinot, grįžt tik tais niubai. Jau maksimaliai pjaunam grybą, ieškom, kur galėtume perbrist upę į kitą pusę. Ir liktais potencialiai matau večikį. Agne. Opa. Nu, labai čia sraunė upė ir atrodo visai gili. Ai, ne, gal nėra gili. Bet nėra kur į kitą krantą perlipus išeit. Kaip gerumo vaizdelis. Pasaka. Vėl grįžom į kelią. Kažkur čia iš vis pievose pas kažką daržerėlį esam. Bet bent jau gal vaisiukų rasim kažkokių. Pagaliau priėjom tiltą. Jau buvau praradęs viltį. Ta akimirka, kai praradau viltį, sakau, viskas, jau reiks eiti atgal, pakeliu galvą, pystilts. Radom pardą, girdit, netikėtai, nes viską jau suvalgiam, ką turėjom. Tai gal kokį skaniuką nusipirksim. Patys pigiausi ir mano patys mylimiausi čipsiukai Rumunijoje ir Bulgarijoje. Apsiprekinom vėl maišą visokių šudniekiukų. Šį kartą tikrai šudniekiukų. Čipsiukų, avokadą, kavikių 3 viename. Da, gal kažką, pomidorą, nu žodžiu, nieko rimta. Ir svarbiausia, ką nusipirkau, tai yra čefyrą. Nice. Sveikatėlė.
Čia net nebėg. Pažiūrėkit. Pažiūrėk. What? Čia kažkokia grietinė. Oi, koks vaizdelis. Ir šits, aišku, fone. Manau, nesąmonė. Biški gatvė teks paeiti. Čia tokį ratą apeisim aplink upę. Viskas beveik. Grįžom į savo viečikę. Porą valandžikių, gal daugiau, čia prašniukštinėjom apylinkės. Ir dabar jau yra, ką žinau, 2-3 valandas. Sakė, ant 4 draugai atvažiuos. Tai atveš mums, sakė, pleduką nakčiai šiltesnį, ekstra. Ir jo, kažką gal pasikepsim, pačilinsim. Dabar varom maudytis, jeigu tik saulė šviesa. Nes tik saulė nešvedžiauri šalta. Saulutį išlent žiauriai karšta. Šits urvs, kurio neradom. Ėjom gatvę, užmatėm kažkokį tunelį. Galbūt traukinių. Kiek suprantu, dabar šitie traukinių bėgiai yra uždaryti. Juos naujin. Jeigu teisingai supratau. Kaip baisu. Einam savo. What the hell? Bijau eiti. Tuo šviesa baigsis. Bet einu vis tiek kažkodėl. Agirdi, Agnė, bijau aš. Tai 100%. Einam? Ar neinam jau toliau? Aš jau bijau. Neinam tada. Patriokinom, ačiū Dievui, kad neinam. Čia jau būtinai vėl kažkokią nesąmonę padarė. Kas aišku, jums žiūrovam, tai jūs to tikite laukiat. Kad aš pasiklyščiau, užsigaučiau, nukrisčiau. Aš jau žinau jums. Negausit jūs to. Grįžtame turistyną. Reik praeiti čia kažkokius dara bulkiukus. Būna dėminėca. Patenkinti visi, tik pasizdarovink. Mažiukai, jau tik pasilgai mūsų vėl, jau draugelis esi toks, kad siaubas. Ai. Pamiršau nupirkti. Grįžom į mūsų stovyklavietę. Laužiuks dar rūkst. Iš po vakar hebruos. Biškį atsikvėpsim, varysim ieškuoti toliau tos olos. Manau, kad va čia va, grinai už mūsų yra. Tiesiai va čia va. Pailsinam biškį kojytės. Pažiūrėkit, kaip nutrynė nei temą. Siaur. Jauriausius čipsiukus savo dabar galim paskaldyti. Oh yeah. Ir aišku, nei temą. Vardant sveikatos. Vėl einam per tiltuką. Pačilinom. Varom ieškuoti tuo urvą. Kiek supratau, kad reiks biškį paeit 5 kokius kilus į vieną pusę ir prieisim prie tos didžiausios olos urvą Rumunijoje. Kad tik nebūtų, aišku, uždaryti su mano sėkmė, tai čia visko gali būti. Tada priėjom šitą tiltuką, kiek suprantu, ir va nuo čia jau prasidės žygis. Čia mūsų daug einančių. Bijau. Nėra niekada per daug žmonių. Wow, kaip gražu. Fyzė, kaip gražu. Žiūrėkit, ten kokia uola tolumoj. O, žiūrėkit, čia uolas. Climberiai visur. Ir aišku, rumunai visur pilvūzai su cigariukais haikin. Kiek suprantu, nuo čia 5 kilometrai miškiukų. Nemažai čia mačiau mūsų žygiuojančių. Peštera Moani, tai čia net ne tas. Ai, bet gal čia tik pakeliui. Upeliuks biški toks pradžiuvęs. Arba čia vėlgi ta vieta, kur užtvanka kažkokia yra. Gal pamatysim ir išsiaiškinsim. O gal ir ne. O, biški ekstrema. Nice.
biški ekstremą. Oi, tas gyvenimas. Oi. Žymėjams. Opa. Biški kliučių. Opa. Kaip nice. Kaip nice. Į viršų biški reiks lipt, nesitikėjau. Okay. Kai nice. Va, tokią Rumuniją aš ir prisimenu. Miškiukai, gamčikė, uolas, kalniukai. Visur. Čia tų haiko Rumunijoje, va, tiek yra. Reiks brist per upeliuką. Man jau patinka. Išbandyms. Galimybę nuskesti. Kliūtis. Senokai jau čia vijokliai apaugė. Kai gražu. Toks mielas upeliuks. Dar vieną upelį praeisim. Nežinau, kiek jau laiką einam, gal valandžikė. Įtariu, kad jau tuoj prieisim pagal mano apskaičiavimus. Jau valandą laiką einam ir galą dar nesimata, aš jau šokė, žinokit, esu. Ilgiausias 5 kilometrai mano gyvenime. Į dar atgal reiks eiti. Neturiu vandens, aišku, nu žodžiu. Nu, mažyčiai. Mažytį. Ui, tu seilių. Čia rodai performansą. Nu. Tadam. Pasirodo čia keliuks. O mes ten kokį, sakau, 5 kilus nušutinom. Turėjo būti 5 kilų žygis, mes kairausiam kokį 15 minimum. Žiauru. Jau koma kojom, o dar kiek pareit. O, prieki matos. Eina sau, kai nice. Oi. Wow. Čia yra kažkoks plyšys. Eik tu, na, pažiūrėkit, kas čia dedas. O, eik tu savo. Ups, blėt, patys matot, išsikraun prožiks. What? Eik tu, na. Pakeičiau batarkę į dar blogesnį. Tai čia mes mirsim. Agnė. What? Kaip toks tunelis? Neįsivaizduoju. Žinau tik tiek, kad baisuoka. Eik tu, na. Žodžiu, nebegalėsim tuo eiti, nes išsikrauna. Wow. Čia vis tiek per tamsų net nemata mano kamera.
Abortuoja misiją vėl, nes išsikraun prožeks. Neaišku, kur čia įsvedė, jokios informacijos nežinom. Blet. Tai žodžiu, varom po biškį atgal, pasivaikščiojom, patirinėjom. Dabar save ką tik apakinau su prožiku, iš visą nieką nebematysiu. Bye! Oik tu va! Kaip įmerkiu batą. Tadadadam. Išėjom vėl į lauką. Šiandien kažkokia keista diena, nieks nesisek. Pasiklystam, išsikraun batarkės, dar kažkas atsitinka. Galim dar čia paeksplorinti. Nice. O. Panašu, kad čia tiesiog jaučiam įžvietį kažkokią. Kažkoks takiuks yra, bet aš nežinau, ar mums jo reikia eiti. Gal nerizikuokime į tokiais šabakštynais, nes čia beveik neįmanoma praeiti. Jau ir taip esam pasiklydę, čia nuėję ne į temą. Dar draugai mūsų jau laukia, jau reiktų mums šutinti, neaišku, gal jau atvarė, mums ryšio nėra. Mes čia šūdą malam. Nice. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Wow. Viskas. Grįžom į kelią. Pešterą vodų 12 km 4 valandas ėjimą. Diena į antrą pusę. Auksinė valanda. Pats gražiausias metas. Pažiūrėkit, kaip miškiuks atrodo. Super. Tik jau jėgas biškį apleidžia. Nefilmuosiu visą kelią atgal, nes čia dar mums kokią valandžikę eiti. Tai, kad neįkvoti jūsų brangaus laiką, susimatysim jau kempę. Gal dar spėsiu jį nueiti įsimaudyti, jeigu saulė dar šviesi į upę, o jeigu ne, nu, antrą dieną nesiprausus. Viskas, grįžom į civilizaciją, tikėkime, kad draugai mūsų lauk neišvažiavo, gal neatsibodo jiem, nes vėluojam tai geras 2 valandas. Alive! Kad ir kaip šalta, saulės nebėra, vis tiek privalau išsimaudyti, nes žiauriai suprakaitavę, žiauriai smirdu. Tai teks pasiaukuoti, biški čia cirks bus. Žmonės šokia, nes nemačiau dar ne vieną maudančią. Bet nu ką padarysi, pripratęs aš prie to dėmesiuką. Svarbiausia išsiprausti, bent biški porą niurkų, bumt. Visio, žiūrėkit, kaip čia šaltai atrodo. Dar prie to pačią koinės ir triusikus išsiplausiu. Žiauriai šalta, eiktuna. What? Gėlinti šaltis, bet te reik, nu privalau. Nu padėk man viešpatį. Žiaurų buvo, bet ant tiek lipa. Dabar gavau tokią dopaminą, kuo ten, endorfinų, visko, žodžiu, vitaminiuks, taip, stoi. Žodžiu, pasimsim va tokį lašinį, žiaurų, jį ant ugnies ir tada kas nuo jo varva, tas viskas bus ant bulkos. What is the name of this? We are telling it pâine picurată. Pâine so picurată. that's pâine. Pâine? Picurată means with drops. Ah, okay. Makes sense. Pâine picurată. Okay. I was in shock today. In the morning we wake up. I'm super cold, freezing, and I see these gypsies coming with pizzas. What the fuck? I say, what a life. I'm like a bum. Call these guys with pizzas. Christina is 6. Lašinė. Karina is 8. Shorty. Viskas patiekalai paruošti. Kaip čia reikia valgyti? Yeah, you have the salad, you have You the just bread. put on and- top? Yeah, you can put on top. Of This Not photo is bad, not so not bad. bad. Just a beer, cigarette, okay? Yeah, it's not. It's not the one. It's not the correct one.
Sasiskas, girdit, jau ruošiamas yra. Eina savo. Toks vaibelis, tranziuks groji su sasiskom, kas gali būti geriau. Niek. Vėl apsisuko rats, kur buvęs, kur nebuvęs. Pas mane rankose atsidūrė butelaitis palinkos. Tim, tim, tiriririm. Trečias raunds pareina. Labanaktis, hebrulė.